Nusiksintis tikti visiems niekada nepavyks, o tankis vaisiasi energija. Jeigu tai tavo artimi žmonės, tėvai, mylimasis draugai, kolegos, klientai, ypač tada. Neįsižadėk savęs tik dėl to, kas jie galėtų geriau jaustis. Suvok, kad kiekvienas turi laisvę reaguoti kaip nori, ir tu nesi atsakingas už kito žmogaus jausmus. Jeigu tu nusprendi rinkti save ir kitas to nesupranta, tai neturėtų tavęs stabdyti. Tuo labiau nesistenk įtikti daugumai, kurie gyvena sistemos sapne ir viską vertina iš siauros dėžutės perspektyvos. Tavo gyvenimas, tavo pasirinkimai, ir jo gale tikrai padėkosi sau už tai, kad pasirinkai save. Tikėti savimi tai drąsa, o dar geriau pasakysiu, tikra dovana išmokti įvaldyti. Tikėjimo savimi vena ir gebėjimą rinktis save. Galbūt kai kas galvos tai egoizmas, reikia išmokti gyventi dėl kitų ir aukoti savo gyvenimą kažkam. Aš pasakysiu, kad tai ateina iš religinių dogmų, ir tokie savęs aukotojai dažnai vėliau būna labai nelaimingi, nes nesulaukia atpildo už savo aukas, kuris patys pasirinko ir pabaigė gyvenimą besistūstami. Visata nori, kad tu būtum laimingas, o ne kad rinktumėsi kažką kito vardan savo laimės ir tikrųjų sielų šauksmo. Taip pat supraskime, kad nebūsime geri visiems. Kartais neišvengiamai mūsų pasirinkimai gali kažką įskaudinti, ir leiskime jiems įsiskaudinti, su tuo viskas gerai. Nesistenk įtikti daugumai, kurie gyvena sistemos sapne ir viską vertina iš siauros dėžutės perspektyvos. Tavo gyvenimas, tavo pasirinkimai. Tuo labiau nesistenk įtikti daugumai, kurie gyvena sistemos sapne ir viską vertina iš siauros dėžutės perspektyvos. Tavo gyvenimas, tavo pasirinkimai. Džiaugtis savimi tai drąsa, o dar geriau pasakysiu, tikrą dovaną išmokti įvaldyti. Tikėjimu savimi veda į gebėjimą rinktis save. Galbūt kai kas galvos tai egoizmas, reikia išmokti gyventi dėl kitų ir aukoti savo gyvenimą kažkam. Aš pasakysiu, kad tai ateina iš religinių dogmų, ir tokie savęs aukotojai dažnai vėliau būna labai nelaimingi, nes nesulaukia atpildo už savo aukas, kurias patys pasirinko ir pabaigė gyvenimą besiskųsdami. Visata nori, kad tu būtum laimingas, o ne kad rinktumeisi kažką kitą vardan savo laimės ir tikrojo sielų šauksmo. Taip pat supraskime, kad nebūsime geri visiems. Kartais neišvengiamai